sveiki visi susirinkę į mano vlogmą 6 dieną. Tai šiandien vlogmas bus truputėlį kitoks. Tai nefilmuosiu visos savo dienos, ką veikiu, o noriu jums pasiūlyti, ką maždaug galėtumėt padovanoti savo geriausiai draugiai, arba tiesiog draugiai, merginai, nežinau. Ir galbūt jums tos idėjos patiks ir galėsite lengviau išrinkti dovaną. Tai kad paįvairinti video, dėl to sugalvojau, jog reikia nufilmuoti ką nors smagesnio. Tai visų pirma, ką aš dovanočiau, tai būtų tikriausiai visą laiką rinkiniai. Tai keletas idėjų, kokius gi rinkinius aš dovanočiau. Tai pirmoji vietoje tą, ką aš labiausiai mėgstu ir žinau, kad daugumą merginų mėgsta, tai skincare arba self-care rinkinukai. Tai maždaug visokie masažuokliai, kaukės, nežinau, visokie miceleriniai vandenys, galvos juosta, vonios druska, vonios bombos, servetėlės makiažui nuvalyti. Sekanti idėja tai būtų maždaug tokia pat, tiesiog labai fainai atrodo, kai dovanoji vienos firmos. Dušo želė, visokius šampūnus, rankšluosčius, tai viskas, kas dušui susiję, irgi labai faina dovana. Muilas, kremas, visokie tokie. Tai vis tiek matote pavyzdžius, tai maždaug ir įsivaizduojate. Šiaip dar labai faina idėja, tai daryti dovanas vienos spalvos. Tai tarkim mėlynos spalvos, gali irgi sudėti beleką, kvepalus, gertuvę, tapkes, kosmetinę, megztinį, dar ką nors. Viską, tarkim, mėlyna spalva, viską, tarkim, rožinė spalva. Na, tiesiog yra labai daug idėjų, iš tikrųjų, aš kai ieškojus pati, tai, pasakiškai daug idėjų. Dar viena iš mėgstamiausių yra, ir aš jau buvau irgi draugiai dovanojusi, tai yra termopodeliai. Termopodeliai, gertuvės, visokių spalvų, nežinau, nes vis tiek žiema ir tikrai praverčia žiemai. Tai aš kai buvau padovanojusi draugiai, tai jai tikrai labai patiko. Daugiau, kas dar yra labai fainai, tai gali sudėlioti rinkinį draugiai, pridedant kokią nors tai vyno bonkę ar šampano draugai, kuri mėgsta pasilepinti vakarais vynu ar šampanu, atsipalaiduoti. Gali, aišku, ir mažą buteliuką, kokios nors tekilos ar dar ką nors, tai irgi šiaip iš tikrųjų labai faina. Arba tiesiog padaryti jo daug buteliukų ir tarkim ten, nežinau, kai bus sunku išgerk ar dar ką nors, tai irgi labai smagi idėja. Daugiau dar ką radau, tai labai faina idėja, bet tokia gal jau būtų minimaliai dovanėliai, kuri nekainuotų daug pinigų, bet būtų tiesiog faina gauti. Tai tarkim yra koks lovikėlis, ar koks plasmasinis indelis, ar tai kokia nors dėžutė, kurią paskiau galėsi panaudoti. Ir nupirkti ten tai lūpdažių, kokių gumyčių, kaukių, nežinau, irgi sudėti viską lūpdažių. Tiesiog tokias mažas dovanėlės, kurią būtų labai jauku gauti. Nes realiai, jeigu aš dabar keiščiausi dovanom, tai pas mane nebūtų šiais metais didelės dovanos, pas mane būtų mažos, kurios tiesiog faina gauti ir tiesiog tą dovaną paskiau galės ilgiau naudoti, tai aš maždaug rinkčiaus tokią idėją, kurią jums dabar siūlau su tais indeliais. Iš tikrųjų labai faina idėja, dėl to, kad aš prieš 2 metus, truputėlį dabar pertraukiu savo pasiūlymus, prieš 2 metus gavau tokį stiklainį, kuris užsidengia su mediniu tokiu dangteliu, o tas stiklainis yra dūžtantis, žodžiu. Ir gavau jame čipsų ir labai fainai, nes paskiau ir dabar aš jį galiu panaudoti ir naudoju.
Tai dabar ten pas mane yra supiltas cukrus, tai žiauriai faina idėja, ypač vyresniom draugiam, kurios galbūt jau ir gyvena atskirai, kurios galbūt ir turi vaikų ar panašiai. Tai labai faina idėja dovanoti tokiuose stiklainiuose, dėžutėse, kurias tu paskiau gali panaudoti kitiems dalykams, susidėti ir tiesiog nereikia tau išmesti ir gali panaudoti. Labai šiaip faina idėja yra ir esu ne vieną kartą dovanojusi draugiam, tai tiesiog pripirkti vienos firmos arba visokių firmų šokoladukų. Tiesiog dovana šokoladukai, nes, vis tiek kalėdos, vis tiek tie besmegeniukai, visokie seneliukai, ir, tarkim, atsidarys draugė po kokio, nežinau, po savaitės, turiu kažką saldaus, kai man ta draugė padovanoja ir aš dabar galiu pasilepinti. Tikrai yra labai faina dovana, ypač tos, kurios žiauriai dievina šokoladą, Nutella, nežinau, visus tuos Kinder Bueno, visokio žodžio saldumyną, tai manau tikrai yra labai faina dovana. Gali ir tiesiog mažą dėžutę, arba tarkim, kad ir būna dėžutė, kuriai būna tie makaronsai, nežinau, kaip jie normaliai ten vadinasi. Žodžiu, aš įkelsiu nuotrauką, kas dar nežinot, jie yra bele kokio skanumo ir jie yra gan brangus. Bet jeigu man draugė padovanotų tokią mažytę, iš mažesnių tokią dėžutę, tarkim, ir būtų jinai gražiai, tarkim, padaryta, tai aš, žinokit, tikrai apsidžiaugčiau, nes jie yra žiauriai skanus, arba galbūt pati draugė būtų padariusi, tai yra labai fainai. Dovana kalėdinė, tai neturi būti kažkokia brangi, gali būti, aišku, jeigu tu turi daug pinigų ir nori tiesiog nupirkti kokią nors jau gerą dovaną, tai jo. Bet šiaip man kalėdos asocijuojasi su minimaliom dovanom, kurios tiesiog yra jaukios, šiltos, kurios rodo jaukumą ir šilumą, taip tarkim, pavyzdžiui, žvakės. O dieve, aš kiek esu gavusi ir kiek esu pati dovanojusi žvakių, tai pati geriausia dovana, pati geriausia, ypač, tiesiog nesvarbu, jog ta draugė mėgsta ar nemėgsta, jūs galvojate, nepaims ir neužsidegs žvakės vakarė, jeigu ją turės. Tikrai ją užsidegs ir tai yra labai fainos idėjos. Ar viena iš fainesnių idėjų yra nuotraukos. Tai tarkim, Renelis nuotraukų, iš daug jūsų nuotraukų yra dabar žiauriai daug ir Instagram'e, Facebook'e visur idėjų, kaip tu gali pasidaryti su nuotraukom. Visokias tai atvirutės, visokias tai remelius. Tikrai pasidės, kur nors pasistatys, kad matytusis, jeigu tu padarysi, žiauriai širdies ir žiauriai gražiai ir su kokia nors tai nematyta idėja. Ar viena tokia idėja, kad tarkim, aišku, čia gal labiau gimtadieniai, bet kalėdom irgi tinka, nes tu gali, tarkim, dėžę visą apklijuoti nuotraukom ir įdėti ten tai puodelį, tai tas, kas asocijuojasi su ta draugė. Arba, kaip ir minėjau, tos pačios spalvos dovana. Bet įmaišyti nuotraukas, nes nuotraukos yra žiauriai fainas dalykas, nes kiekvienas žmogus gali sugalvoti padaryti, tiesiog skirtingas nuotraukas, nesgi ne visą laiką būna, jog tu su drauge turi visą laiką vienodas nuotraukas. Tikrai atsiranda tokių, kur gali draugė padaryti tokias nuotraukas, kurių tu net nesi mačius iš viso. Tai labai faina, nes tikrai buvau ne kartą gavusi, galbūt ne per kalėdas, bet nors buvau ir gavusi per kalėdas tokį gerą tokią krūvelę nuotraukom, tai buvo labai fainai, sėdi ir žiūri, ir dar tos nuotraukos buvo ne tai, kad vien tik gražios nuotraukos, jos buvo tokios, kur ir iš tipo video skambučių, belekiek buvo šiaip iš video skambučių, tai prisižengiu, aišku, ten netrodai labai gražiai, bet vis tiek, faina tokios juokingos, ar ten kokia, tarkim, išgėrus tai esi, ar ten kokia šokanti dar ir tokių visokių linksmų nuotraukų. Labai faina iš tikrųjų gauti. Kaip dar ir minėjau, su tuo jaukumu, tai galima ir chalatą padovanoti, arba tą hoodie, bet aišku, jau ten būtų iš tų brangesnių dovanų, bet aišku, galima rasti ir pigiau, ir man tai tas jaukumas, sakau, yra belekas.
žvakės, visokie kvapikliai, namų kvapai. Dar viena iš tokių įdomesnių idėjų, kuri tikriausiai jums merginos patiks. Tai, kaip ir minėjau, draugės, kurios mėgsta išgerti, bet nenorite, tarkim, pirkti visą vyno butelį, nes tiesiog galbūt labai turite daug draugų ir nenorite švaistyti savo pinigų vienam žmogui ir tiesiog norite visoms draugiams kažką minimalistiškai padovanoti. Tai yra šita idėja, kur į vyno taurę pridėta blizgučių, tai draugė gaus ir taurę, pridėta kojinės, kurios tikrai pravers šaltam vakarui, na ir buteliukas, kokio nors tai mėgstamo draugės gėrimuko, tai manau tikrai labai patiks draugiai, kuri tiesiog mėgsta vakare parelaksinti. Arba galbūt bus kokia liūdna diena ir jie norės irgi taip pat atsipalaiduoti, tai šitą idėją man tikrai labai patiko. Aš pati netgi galbūt tokią idėją kažkada panaudosiu, bet žiauriai fainai, nes tau nereikia nei... Aš čia truputėlį netai pasakiau, ta taurė padaryta, išvoliota blizgučiuose. Tai dar fainiau, nes tu gauni ir gražią taurę, kurią prisiminsi, ir dar tokias visokias dovanėlės. Tai žiauriai fainai. Jo, ir dar kaukytė čia kažkokia įdėta ir lakų. Na, tiesiog tu gali visko čia pridėti, prigalvoti, bet šiaip šita idėja man labai patiko, kurią tikrai aš gal ir pati norėčiau dovanoti. Dar viena iš tokių paprastų su kojinėm. Na, nes realiai kalėdos asocijuojasi su kojinėm, su pirštinėm, su žvakėm, su visokiais tokiais jaukiais dalykais. Tai irgi tokia minimalistinė dovanėlė. Kremukas, saldainiukas, kojinės, labai faina idėja. Dar vieną, ką minėjau, tai su tais buteliukais. Tai irgi įkeliu, nes labai faina, irgi gali visokių spalvų pridaryti. Dar viena iš tokių labai mergaitiškų, moteriškų dalykų, dovanų yra kosmetika. Nemanau, kad yra mergina, kuri atsisakytų tokios dovanos, nesvarbu tai būtų ar pudro, ar tiesiog lūpų blizgis, ar tai būtų šešėliai tiesiog. Manau, kad kiekvienai merginai reiktų tokios dovanos ir draugė mergina tikrai būtų labai patenkinta. Dar viena tokia dovana merginoms, kurios mėgsta skaityti arba planuoti galbūt savo dienotvarkės, tai būtų arba knyga, kokią nors tai galite išrinkti gerą knygą, kuri būtų tarkim, ar apie merginas, ar ten kokią nors ten mėgstamiausią knygą, ar ten kokią apie gyvenimą. Tai knyga šiaip skaitančioms merginoms, manau, yra tikrai labai gera dovana. O toms, kurios mėgsta planuoti, tai galima nupirkti kitų metų planerį, knygutę užrašinę, kur galės rašytis visus savo planelius ir juos įgyvendinti. Na, o jeigu tiesiog nenori pirkti kažkokių tai dovanų, ar labai sunku sugalvoti, nežinai, ką draugė mėgsta galbūt, arba senai bendravot, tai tenka visą laiką visokie čekiai, visokie masažai, masažų čekis, Eurokostas, Douglas, Akropolio čekis, visokių čekių gali prigalvoti, aksesuarai galų gale. Jo, ir dar vieną irgi labai fainą dovaną, tai gali padovanoti aksesuarus, na tai kokią minimalistinę grandinėlę, auskariukai, apyrankė, dar kažkas. Na tiesiog, aišku, aš paėmiau idėjas iš Pinteresto, bet tiesiog norėjau pristatyti, kad geriausiai draugiai arba tiesiog draugiai, merginai, tu dovaną gali žiauriai lengvai surasti ir sugalvoti ir padovanoti, nes ta prasme aš tai visą laiką prigalvodavau kažko man dovanos ir kai jau ateina tos kalėdos ar gimtadieniai, man yra kažkas wow. Dabar gal nebe tiek galvoju, tiesiog jau žinau galbūt, ko draugė ta norėjo,
ar vaikinas, ar dar kažkas, bet seniau, pavyzdžiui, o dieve, aš taip užsiciklindavau ir jau žinodavau, ką aš po vienų kalėdų, ką aš dovanosiu kitom kalėdom. Tai būdavo čia man pats didžiausias planeris, kad aš jau iš karto susigalvodavau dovanas ir man būdavo žiauriai smagu dovanoti, pirkti, važiuoti į Šiaulius. Tai būdavo, mėgstamiausia dalis, kai jau prasideda gruodis, jau gauni pinigų, ar ten vaiko pinigų, ar dar už kažką, ar tai duoda mama kokią ir varai jau draugėm pirkti dovanėlių. Ir kas smagiausia, nes kiekvienai draugiai tu gali sugalvoti skirtingą dovanėlę, tai dėl to būdavo labai smagu. Ir šiaip galui labai noriu jums parekomenduoti idėją galbūt kitiems metams, kurią galėtumėt padaryti ne tik su draugė, bet ir su vaikinu. Tai yra, jog vienas kitam susitarėte, už kokią maždaug sumą norite pripirkti dovanų ir padarote kalendorių, sudedate dovanas ir apsikeičiate prieš gruodžio 1. Visas dovanas iki pat kalėdų trauksite po vieną. Ir vat tokia smagi idėja. Tai man čia iš tikrųjų pasiūlė ir rekomendavo nagų meistrė, kažkaip šnekėjom taip ir paskiau žiūriu, kad visai labai faina idėja. Aišku, galima būtų ir nusipirkti ten tas dėžutes, kurios yra skirtos grinai kalendoriams, nes yra tikrai pirkti tuščių. Bet galima ir savo pasidaryti, dabar žiauriai daug užsieniečių, ypač vaikinai merginoms daro, arba merginos vaikinui ir mamos vaikams tipo daro visą laiką tuos kalendorius ir yra žiauriai smagu, netgi gal dar smagiau, nes vis tiek žmogus, su kuriuo tu keisies, jis daugiau žino apie tave ir kas tau maždaug patiks. Aišku, tu nežinosi, kas ten slepiasi, bet gausi dovanas, kurias pats norėtum gauti ir kurios yra tau patinkančios. Tai labai faina idėja, tai siūlau pabandyti, nes aš tai kitais metais tikrai tai darysiu. Tai vat, nežinau, ar aš jums padėjau, bet žiauriai fainas dalykas yra man kalbėti apie dovanas. Tai aš iš tikrųjų, kad ir nežiūrėčiau Pinterestą, galbūt kažką biškį pasirinkčiau, bet ir tai man būtų labai faina sugalvoti ir aš tikrai sugalvočiau pati savo galvą, nes draugė yra mergina, taip pat kaip aš, kaip ir tu. Ir, tiesiog, ką tu pati mėgsti, tai manau, daugumą dalykų patiks ir tavo draugai. Nes, ta prasme, kalėdos, tai man tai iš vis būdavo didžiausia nesąmonė, jog per kalėdas dovanoti pinigus. Čia didžiausia nesąmonė. Dėl to, kad kalėdos, tai tau nereikia didelios dovanos pasveikinant draugę ar vaikiną, ar mamą, tėtį, tau užtenka tiesiog minimalios dovanos, kuri nudžiugintų ir pamatytum to žmogaus šypseną veide, nes kalėdas yra stebuklų metas, šypsenos, jaukumo, šilumos. Ir yra taip smagu pamatyti mylimą žmogų su šypsena, kai jis gauna dovaną ir sako, nereikėjo, bet jis viduje taip džiaugiasi ir nežinau, klykia iš džiaugsmo, nes jam taip faina gauti dovaną, nesvarbu kokia jį būtų. Ar tai saldainių namelis, kuris būdavo populiarus, kai būdavom vaikais, ar tai tiesiog koinės su saldainiais prismaigstytais, tiesiog yra žiauriai faina minimalistinės dovanos. Tai vat, man kalėdos yra pati nuostabiausia šventė, pati gražiausia ir tiesiog man dovanų planavimas yra kažkas wow. Tik vat gaila, kad šiais metais nesikeisiu su draugiam dovanėlėm, bet tikėkime, kitais metais keisiuos. Tai vat, ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvo, tikiuosi jums patiko ir pagelbėjau su savo idėjomis. Tai nepamiršti paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą, pasiekti mane Instagram'e ir TikTok'e. Tai iš tikrųjų labai faina buvo daryti šitą video. Tai ačiū, kad buvai ir susitinkame su tavim rytoj.